Šis skaitimas yra skirtas ugnies ženklams, tai yra avinui, liūtui ir šauliui. Žiūrėsime lapkričio mėnesį, ko laukti, ko tikėtis ir kam pasiruošti. Linkiu Jums įsitaisyti komfortiškai, patogiai, pasidaryti kavos, arbatos. Kokią ateitį jau esate susikūręs pats savo, pati savo. Ir žiūrime, kam pasiruošti. Lapkričio mėnuo. Jūsų lapkričio mėnuo. Kas liečia jūsų protą, kas liečia jūsų mentalitetą, kas liečia jūsų visą pasaulėžiūrą. Jūs dabar labai pradėsite apmastyti kiekvieną savo padarytą išvadą. Žiūrėsite, kaip pro padidinimo stiklą įsijungia toksai fokusinis dėmesys į viską, kas praeina pro jūsų akis. Kiekvieną smulkmeną jūs pastebėsite. Kiekvieną žmogaus intonaciją, žodį pasakytą, ką jis turėjo omeny tą sakydamas, kodėl jisai pažiūrėjo taip, o ne kitaip. Pro jūsų protą, pro jūsų akis nepraeis niekas. Jūs čionais labai analizuosite, jūs čionais labai apgalvosite, labai būsite atidi, dėmesinga. Rinksite faktus. Skaitysite, kas parašyta mažom raidelėmis. Jūs eisite labai į detalės. Toks gaunasi gal smulkmeniškumas iš jūsų pusės, bet jisai jums lapkričio mėnesį labai pravers, nes jums krenta knyga, tai yra žinios. Knyga dar užversta ir kad ją atversti, lapkričio mėnesį jūs turite pirmiausiai surinkti informaciją. Jūsų protas lapkričio mėnesį rinks tą informaciją, rinks tas žinias. Dėl to, kad jūs nujaučiate, kad tai jums pravers ateityje įveikti kažkokias tai didelis kliūtis. Yra jūsų mąstymo sferoje kažkas labai užfiksuoto kaip kliūtis. Bet jūs savo pasakėte, kad tai yra barjeras, kad tai yra jums neparanku, ar tai yra jums kaip akmuo ant kelio, bet čia yra jūsų daugiau įsitikinimas. Ir tas įsitikinimas, jisai kristalizavo materijoje, kad iš tikrųjų taip ir yra. Vat kuo jūs taip giliai tikėjote, tas ir pildosi. Tai jūs lapkričio mėnesį turi būti labai atsargus, ką jūs mąstote, nes tai gali tapti realybę. Sekite savo mintis. Neleiskite didinti neigiamų dalykų, nes jie tikrai ir gyvenime taps didesni, negu jie galėjo tapti. Tai jūs kaip materializuojate. Tokią turite labai didelę jėgą. Lapkričio mėnesį, protinę jėgą, kada mintis materializuojasi. Taip pat rodo, kad kai kas liks čionais ir paslaptyje, dėl to jūs ir norėsite įsiaiškinti. Jūs kaip Šerlokas Holmsas čionais lapkričio mėnesį bandysite įsiaiškinti kažkokias tai paslaptis, bandysite gauti informaciją, kuri dar po kol kas nėra jums žinoma, bet jums reikia ją sužinoti, jūs norite sužinoti. Ar tai slepiama nuo jūsų, ar paprasčiausiai jūsų susidomėjimas, tai yra naujas susidomėjimas ir reikalaujantis pastangų atverti tą žinią savo, surasti tą informaciją savo, nes jinai jums reikalinga. Jinai jums yra labai labai reikalinga. Žiūrime, kas liečia darbo veiklą. Inkaras, stabilumas, tie, kurie turi darbą, raitelis ir moteris. Darbe jūs jaučiatės stabili lapkričio mėnesį, gali būti kelionė darbo reikalais, kažkokios žinios ateinančios, arba jūs perduodate kažkokią žinią moteriai, bendradarbiai, uždengsiu iš jos nuogą krūtį. Moteris, su kuria sieja jūs ateitis. Taip, ir jūs čionais jai perduodate žinias,
jūs perduote jai informaciją, žinutę, jūs gaunate informaciją ir jūs tą informaciją perduotate kitam. Va taip rodo. Taip pat tai šneka apie kažkokią darbę naujovės. Gali būti, kad ateina nauja bendradarbė, ateina nauja moteris, jinai atvyksta iš toli, jinai gali būti užsienietė, bet kuri dabar bus jūsų darbo vietoje, su kuria reikės turėti reikalų. Žiūrime tie, kurie neturi darbo, kas jūsų laukia. Tie, kurie neturi darbo. Aš čia truputį uždengsiu. Tie, kurie neturi darbo, kas jūsų laukia. Tie, kurie neturi darbo, rodo, kad jūs perinate kažkokį tai tiltą. Bet čia šluota ir bizūnas. Jums kažkas tai trukdo susirasti darbą jūsų aplinkoje. Bet jūs surandate išeitį, jums padeda karalius pikų, tai yra labai galingas žmogus, pagyvenęs žmogus, tamsiaplaukis, vyresnis, gali būti už jūs žmogus, jis eina su meile, su gerais jausmais į jūs, jisai bendradarbiauja, jisai jums pataria, jisai jūs gal reklamuoja, pristato kažkam, tai per jį žiūrime, ar gaunate darbą per jį. Gali būti, kad tai yra jūsų vaikų tėvas, arba surištas su vaikais, arba surištas su jūsų vaikystės svajonė. Gali būti, kad tas žmogus irgi turi savų interesų į jūs. Gal jūs galvojate, kad tik tai darbo interesai, bet gali būti ne tik darbo interesai, jisai suinteresuotas, kad jūs būtumėte jo lauke, kad jūs būtumėte šalia jo. Ir dėl to, kas liečia pinigus, jisai gali arba šefuoti jūs pinigais, net nesuteikti darbo, o šefuoti pinigais, padėti jums ir jūsų vaikam, na, arba jūs rekomenduoti kažkam. Kaip tarti už jūs gerą žodį. Kas liečia meilės reikalus, kas jūsų laukia santykiuose. Laikrodis. Rodo naujus santykius, meilės santykius, labai gražius. Ateina pas jūs, sako, pagaliau atėjo laikas ir gyvenimas jums atsiunčia žmogų. Bet pažiūrėkite, čia yra 31, čia 13, tai reiškia skaičiai apsiverčia. Gali būti tas pats karalius. Jisai taip pat tampa ir jūsų meilės partneriu. Jūsų partneriu. Tokia siūlau jums gražią meilę. Čia yra toks susiejimas su kitu žmogumi, sujungimas savo širdžių. Gyvybiškai jums tai svarbu, labai svarbu. Jums atėjo laikas vėl įkaitinti savo širdį tą aistrą. Ir vat lapkričio mėnuo jums pasiūlo tą žmogų, su kuriuo jūs pasijuntate saugi. Jūs pasijuntate saugi kaip vaikas, kuris galite atsiduoti kito globai ir kaip širdis nusiramina, jinai gali atsiverti meiliai. Čia rodo gaidį. Gaidys, jisai pirmiausiai sako, kad išaušo nauja diena. Taip pat gaidys yra kovingas. Tai gali būti, kad žmogus kovoja už jūs. Gali būti, kad žmogus yra truputį kitaip surėdytas dvasiškai. Jis nebūtinai bus panašus į jūs. Jisai yra surinkęs kitą išmintį gyvenime. Labai išmintingas žmogus. Ir jūs taip pat išmintinga moteris. Jeigu moteris arba atvirkščiai. Ir tarp jūsų yra ta aistra, ta žvakės liepsna. Kaip gyvenimas sujungtas į vieną žvakę. Kaip jums šviečia kelią. Į tą meilę, į tą naują meilę, į tuos naujus santykius. Dabar jeigu jūs esate poroje, kas jūsų laukia lapkričio mėnesį, tai yra valdiški namai, raktas ir kompasas. Raktas, kompasas. Gali būti kelionės kartu, gali būti kelionės planuojamos kartu. Taip pat yra toksai, kai kuriems gali būti, kad jūs pagaliau surandate raktą, atrakinate narvelį tą meilės ir išskrendate. Yra nauja kryptis jums skirta gyvenime, jums reikia patirti gal naujus. Taip, jūs
Žinote, vandenyne yra daug žuvų, yra daug žmonių ir gal jums neskirta gyventi su vienu partneriu kai kuriems. Ir dabar jūs pati išsilaisvinate, nors narvelis buvo ir meilės, ir laimės, ir gerų jausmų pripildytas, bet visgi tai yra narvelis. Kad ir kiek jūs buvot prisotinta gal dėmesio savo partnerio, bet sako, atėjo laikas išplaukti į platesnius vandenius. Jūs paprasčiausiai gal norite naujos patirties. Nebūtinai jūs ją gausite tą naują patirtį, bet bent jau pabandysite, bent jūs išsilaisvinate. Jeigu ne fiziškai, tai bent jausmais išsilaisvinate. Gali būti, kad jūs flirtuosite arba jūs eisite į vietas, kur galite susirasti naujus žmonės, su kuriais galite pabendrauti, praleisti laiką. Taip pat galite iškeliauti kažkur tai, pailsėti ir tenais maloniai bendrauti su kitais žmonėmis. Paprasčiausiai pažiūrėti, kas yra šiuo metu. Na, įsivaizduoti, kad jūs esate viena ir pažiūrėti, jeigu jūs būtumėte viena, ką jums siūlo šiandieną pasaulis. Kokios yra galimybės. Taip pat gali būti, kad kai kas išsiskiria. Tai yra valdiški namai ir raktas ir jūs išeinate iš santykių, tai atrakinate vėlgi skautą narvelį ir oficialiai išsiskirite su savo partneriu, nes jums reikia tos laisvės, jums reikia tos laisvės kaip žuvims vandens. Dabar žiūrime, koks būtų patarimas. Patarimas jums, dobiliukai, sėkmė, laimė, meška, labai didelė laimė. Ir debesis. Patarė, neidealizuokite nieko. Netgi tų gražių santykių. Negalvokite, kad tai turi kažkaip tai užsišaldyti ir visą laiką būti vienoje stadijoje tie santykiai. Tokie idealūs, gražūs, kada jūs vienas kitą labai mylite, kada pasiruošę nuversti kalnus dėl vienas kito. Tai yra toks didelis labai noras pasirodyti didesniu už pasaulį, pasirodyti gražesniu negu esate. Taip pat ir partneris, jisai gali pradžioje pasirodyti stipresnis, toksai autoritetingas asmuo, visagalis, už kurio jūs galite pasislėpti, už kurio jūs galite surasti užuovėją. Bet visgi ateityje ateina tie debesis ir idealiausius santykius. Tai ir sako, jeigu jūs priimsite tą laimę kaip dobiliukus, mažais gurkšneliais gersite tą laimę, tai tada jinai ir išliks ta didelė, jinai tęsis. Ir jinai iš tų mažų dobiliukų virs į tą didelę laimę. Bet jeigu jūs iš karto norėsite labai daug, tai tada tie lūkesčiai gali nepasiteisinti ir aptemdinti jūsų optimizmą. Va tie dobiliukai ir yra ta laimė gyvenime. Tik tai jeigu jūs pastebėsite tuos dobiliukus ir mokėsite mažais gurkšneliais gurkšnoti ir semtis iš gyvenimo tuos gražius momentus, tą saulėlydį, saulėtekį, skanios kavos gurkšnį, kaip partneris švelniai pasižiūri į jūs, kaip jisai paglosto jums ranką. Maži tie dalykai, jie virsta į didelę laimę. Toks ir būtų jums patarimas. Lapkričio mėnuo jums tikrai yra ko laukti, jisai man rodo labai daug gerų įvykių, kurie ateina į jūsų gyvenimą. Taip kad aistringai, karštai, ugningai linkiu jums nugyventi tą lapkričio mėnesį ir iki kito malonaus. Čiau, čiau.